Šiandien atskleisime egzotinį vaisių, apie kurį sklando įvairios legendos dėl jo gydomųjų savybių ir aplankysime Granados ūkį garsėjantį šių vaisių auginimu. Dar aplankysime pomidorų ir paprikų šiltnamius, kur karštis ir drėgmė tokia intensyvi, kad jautėmės tarsi atsidūrę tropikuose. Ir sužinosime, kodėl norint patekti juos, būtina apsirengti kaip chirurgams. Praėjusiame video lankėmės viename didžiausių vynuogynų Europoje. Pamatėme, kiek pastangų bei dėmesio reikia įdėti jų auginimą ir kiek darbuotojų rūpinasi, kad Lietuvą pasiektų pačios skaniausios ir kokybiškiausios vynuogės. Šiandien mes esame Granadoje, Andalūzijos regione ir susitiksime su mūsų labai geru tiekėju Eduardo. Eduardo turi vieną labai įdomią detalę, su kuria aš jūs noriu supažindinti. Tikrai žinau, kad jums bus staigmena, taip kad keliaujam su juo susitikti. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Kad galim lietuviškai irgi. Taip. Labas rytas. Mes iš tikrųjų galim lietuviškai. Ir ta staigmena, apie kurią aš jums minėjau, yra tai, kad Eduardo iš tikrųjų yra Edvardas. Jis iki 15 metų gyveno kur? Kupiškėtis. Taip, jis yra kupiškėtis ir 15 metų jį tėveliai išsivežė atostogų, bet... Apgavo biškį, atvažiavo atostogauti ir likau čia. Ir liko čia gyventi ir visą dabar gyvenimą gyvena Ispanijoje. Prieš 5 metus mes susipažinom ir mums Edvardas nuo tada tiekia skaniausius avokadus, mangus. Čirimoja, anona, pomidorai, paprika, nísperos. Tai va, tai mes dabar keliausime po ūkius, iš kurių jis tiekia mums skaniausius vaisius, tai nieko nelaukiam, pirmin. Tai dabar mes kur keliaujam? Į Čilimojų plantaciją, pačią didžiausią plantaciją Granadoje, 50 hektarų. Čilimojos labai skanios. Labai gerai, puikiai, tai keliam susipažinsim su ūkininkais. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Fernando Carolis. Labai malonu. Carmelo yra La Palmos pardavimų direktorius ir Fernando yra ūkininko savininkas. Turi daugiau nei 30 metų jau augina Čilimoją. Liuks, tai dabar galėsim pasivaikščioti čia po šitą ūkį ir papasakosit mums, ne? Kas čia vyksta? Gerai. Tai matom labai gražius medžius, matom anonas ir mano iškart yra pirmas klausimas, kaipgi prasidėjo šito ūkio istorija? Con La Palma lo que hemos intentado es un trabajo integrado para que cuando llegue al consumidor sea una fruta exquisita. Prašau, Eduardo, jeigu gali išversti. Jie turi ūkį daugiau nei 40 metų. Jie visą laiką nuo pirmų dienų vis bandė turėti pačią geriausią Čilimoją, modeliškiausios formos, ieškoti, kad būtų kuo mažiau kauliukų, kad būtų pati Čilimoja pati skaniausia ir kad ateina pas klientą, kad jie nebūtų tamsi. Kodėl būtent anona? Kodėl Čilimoja? Juk toks sudėtingas, jautrus vaisius. Tai kaip nusprendė, kad būtent Čilimoja? Cuando nosotros llegamos aquí, el cultivo de la chirimoya estaba en los inicios. Jo tėvas, kada buvo mažai, jis atnešdavo ir dėžę Čilimojų iš savo ūkio ir jis įsimylėjo Čilimoją ir buvo jų sprendimas, nes ieškojo vaisius, kuris būtų, kad būtų skanus, nes yra daug vaisių labai gražių, bet paskui, kada paraudio, jie neskanus, o pagal jis yra pats skaniausias ir pats saldžiausias vaisius, kur gali turėti. Matau, yra popierius ant anono uždėtas. Kam jų reikia? Kodėl jis čia yra? Pagrindinės motyvas, kur dėda popierių, nes Čilimoja yra labai jautrus vaisius ir tada vienintelė forma apsaugoti nuo gamtos, nuo vėjo, nuo saulės, nuo visokių vabaliukų yra uždėdant popierių ir tada, kada ateina pas klientą, jis bus daug geresnis estetiškas vaizdas. Pas mus būna Lietuvoje visada diskusija. Vieni sako, kad negalima valgyti anono sėklyčių, kiti sako, kad galima, kad anono sėklytės pavojingos, kiti sako, kad nieko daugiau. Tai galit mums lietuviam padėti suprasti, galima tas anono sėklytės valgyti ar ne? Como las aceitunas. ¿Te puedes comer los huesos? Sí. ¿Te debes comer los huesos? No. Para traducirlo. Jis klausia, ar tu gali suvalgyti kauliukus? Taip. Ar jos reikia valgyti? Ne. Supratau. Kad jos jeigu suvalgysi, tu nenumirsi, nei greitos nereikia gės, bet ar jos reikia valgyti? Ne. Naudos ne jokios. Taip, kad geriau nevalgykit, nes tiesiog nereikia.
ar yra tiesa, kad Anonas Čerimojas turi antivėžinių savybių? Yra šitie studijos, kurios tyrė tas, bet kol kas dar nėra, kad būtų 100% patvirtinta, kad Čerimoja turi antivėžinių savybių. Yra labai šitą antioksidantą, bet kol kas, gal po kelių metų bus kas patvirtins, bet kol kas tik viskas dar tyrė. Bet tai galima sakyti, kad Čerimoja, Anona yra vienas sveikiausių vaisių pasaulyje, taip? Taip. Kiek laiko praeis nuo šitų medelių, iki kol jie duos vaisių, šitie nauji medeliai? 2-3 metai. 2 metai. 2-3 metai. Šiame ūkyje nuolat bandomos naujos veislės, saldesnės, su mažiau sėklų ir atsparesnės aplinkai. Iš tiesų, Anona yra vienas sveikiausių vaisių pasaulyje ir šis ūkis stengiasi, kad į Lietuvą atkeliautų tik patys geriausi ir skaniausi vaisiai. Įdomiausia buvo pamatyti, kad kiekviena ant medžio auganti Anona yra įdedama į popierinį maišelį, kuris apsaugo nuo vėjo, lietaus ir žinoma kaitrios saulės. Andalūzija yra Europos tropikai, čia yra pačios geriausios sąlygos augti Anonoms. Žinojom daug ypatingų faktų apie Anonas, supratom, kaip jos yra rūpestingai auginamos, skinamos, kiek daug laiko ir energijos yra atiduodama tam, kad šitos Anonos būtų pačios geriausios. Ir taip pat sužinojau vieną įdomų faktą, tai kad šitie mano antbatukai, tai jie tikrai nėra tam, kad gražus batai neišsiteptų, o jie yra tam, kad neprinešti iš kitų ūkių, iš kitų laukų ligų. Tai darbuotojai iš laukų paima gautas Anonas ir deda, kalibruoja, atrinkinėja. Iš tikrųjų, pats įdomiausias dalykas tai, kad niekas neverčia vaisių, juos kiekvieną jį labai atskirai susidėlioja, vien rankų darbas, kad nesudaužytų vaisiaus. Pažiūrėkit, kokio dydžio Anonas. Nesu tokių matęs. Viena Anona nuo maždaug 1 kilogramo svorio. Visiškos bombelės. Po pažinties su Anonomis keliavom pamatyti, kaip atrodo daugelio pamėgtų skaniųjų Adora pomidorų šiltnamiai. Tai eisim, atrodo, lyg į laboratoriją, bet iš tikrųjų apsisaugosim nuo kažkokio viruso. Tai koks šitas virusas? Virusas yra labai jau daug metų Ispanijoje virusas, rugoso, nes yra virusas, kuris parsiduoda mekaniškai per rankas, per... Prisilietimo būdu. Prisilietimo būdu, teisingai. Tai reikia apsisaugoti, turim saugoti mūsų pomidorus, kad būtų mangui, kad netrūktų. Būtų patys geriausiai ir neateitų virusai pas mus į Lietuvą. Nu, neateis, bet kad nebūtų trūkumo, kad netrūktų ir būtų daug pomidorų. Skanių ir gerų. Bet tas virusas persiduoda tik daržovėms, tik pomidorams? Tik pomidorams. Iš pomidorą į pomidorą ir viskas. Tai prieš įeinant į šiltnamį yra būtina nusidezinfekuoti kojas į šitą kempinę, kuri yra pilna dezinfekcinė. Dar niekad įėjus į šiltnamį neteko nusidezinfekuoti batų. Vos tik patekus į vidų, mus pasitiko didžiulis karštis ir drėgmė, jautėmės tarsi Amazonės džiunglėse. Dabar matau, pomidoriukai dar yra žali, tai po kiek laiko jau pradėsit sezoną, kada jau skinsit? 2-3 savaitės jau bus pirmi pomidorai. Jau spalio gale jau galim pradėti ragauti Lietuvoje ispaniškus skanius pomidorus. O kodėl Adora? Sako, šitas pomidorius, kur tave jis vieną kartą paragavęs, nori pakartoti, tai Karmelio išrado žodis, yra kaip ta Ispanija viskas, yra nina, melatonina, tai jis pavadino adoraina. Kaip adoruoti. Adoruoti, taip. Adora, kaip ta melatonina, viskas, kas tave užkabina, tai Karmelio sugalvoja vardą adororina. Nuo žodžio adorar, čia ispaniškai yra mylėti. Supratau. Tai tu vieną kartą paragauji ir įsimylė tą pomidorą. Melį iš pirmo kasnio. Nuo pirmos kasnio, teisingai. Aš matau, kad mes esam vienam šiltnamy, bet aš įtariu, kad čia ne vienintelis, kad yra dar daugiau. Tai kiek žemės sudaro pomidorų? Turi apie 70 hektarų daugmaž. 70 hektarų vien pomidorams? Ne, Adoros tik tai. Vien Adoros, vienos rūšies 70 hektarų. Įprastiems pomidorams dažniausiai reikia nuo 60 iki 80 litrų vandens, tačiau Adora veislės pomidorams pakanka vos 20. Šių pomidorų nokimui svarbios karštos dienos ir vėsios naktis. Jeigu naktis būna per karštas, gali nukentėti pomidorų briksas, kitaip vadinamas cukraus lygis, kuris, jeigu būtų per mažas, netitiktų Adora rūšies skonio standarto. Tai čia yra 30 laipsnių temperatūros ir 83% drėgmės. Lietuviai, kas norit, taip sakant, į garinę pirtį,
atvažiuokit čia į La Palmos Adora pomidorų plantacijas, nes karštis ir drėgmė yra tiesiog wow. Labai patiko papasakojimas apie tai, kad kaip yra su priežiūra ir dideliu rūpesčiu auginami pomidorai. Ir labai įdomu tai, kad šios pomidorus tikrai puola tam tikri virusai, o tam, kad tų virusų čia net nešti, buvom apsirengę kaip tikrai mokslininkai. Tai va, lekiam toliau žiūrėti, kas mūsų laukia. Po ekskursijos po pomidorų šiltnamius vykome į visai šalia esantį paprikų ūkį. Čia karštis buvo toks pat intensyvus. Jautėmės tarsi persikėlę iš Amazonės džiunglių į Singapūrą. Vaizdai kitokie, bet po minutės visi vėl buvome šlapi nuo karščio ir drėgmės. Šiame šiltnamyje auga skaniausios besėklės raudonosios ir tatajojo rūšies paprikos. Besėklės paprikos buvo išveistos natūralių selekcijos būdu be jokios genetinės modifikacijos. Po ilgų metų auginimo ir selekcijos atsirado ypatingos besėklės rūšys, kurios pelnė ne vieną inovacijos ir skonio apdovanojimą už savo unikalų skonį bei savybės. Kas čia yra? Jūs man sakėt, kad čia yra kaip gerųjų vabaliukų viešbutis. Galite paaiškinti, kas čia yra? 5 žvaigždučių viešbutis. Čia yra, kad jie geri vabaliukai gyventų čia ir jie kovotų su blogais vabaliukais. Tai jie palaiko gerą ekosistemą šiltnamį. Taip. Čia yra daug gerieji vabaliukai. Kodėl? O kas čia auga? Nu, čia auga ispaniškai, aš nežinau kaip išversti, bet auga... Galite ispaniškai sakyti. Krapai, eneldo y como se... luguraria. Čia yra kaip geriem vabaliukams jie patinka šitie augalai. 5 žvaigždučių viešbutis geriem vabaliukam. Eduardo ką tik pasakė, kad vakar į Lietuvą išvažiavo pirmoji raudonų besėklių paprikėčių siunta, taip? Taip, kurias mes pasodinom Liepos mėnesį ir nuskynėm praeitą dieną, kad išvežtume į Lietuvą ir kad pirmadienį mangė turėtumėt ir galėtumėt visi jas rezervuoti. Tai negaliu neparagauti. Padarysim ir crunch testą. Labai skanios. Pirmadienio bus rezervacijų. Visų šių paprikų, kaip ir pomidorų, po nuskinimo laukia dar vienas kruopštus kokybės patikros etapas. Čia atrenkamos tik pačios geriausios daržovės, kurios pasiekia klientus. Nors diena buvo pilna įspūdžių, ji buvo ir išties sekinanti. Lankant visus ūkius prireikė nemažai jėgų ir daug išgerto vandens. Bet tokia jau ta Ispanija – karšta, ryški ir kupina atradimų. Tikiuosi, kad jūs, kaip ir mes, sužinojote kažko naujo ir įdomaus apie nonas, pomidorus, paprikas ir visą šių ūkių pasaulį. Susitiksim kitame mūsų video, kur vėl tęsim mūsų ispaniškus nuotykius. Kitoje serijoje pamatysim, kaip atrodo avokadų plantacijos, kokiais sudėtingais keliais reikia jas pasiekti ir aplankysim žadą atimančioje vietoje įsikūrusi ūkį, kuriame auga išskirtinio skonio mangai.